Pradėkim nuo tokio klausimo. Ieškat benzino ar elektros? Neturėtume dirbti. Aš testuoju prekes mūsų. Šiaip, žinokit, ieško greičiausiai neaišku ko, bet turiu kaimynų piktų. Aš čia užvedu ant temos, taip kietai. Turiu kaimynų piktų. Tai O dėl ko pykti kaimynai jūs? Nes triukšmaujam labai. Tai norit ir su kaimynais nesusipykti, ir norit vaiko neužmūti. Taip. Tai jeigu norit šitų dviejų, ką jums reikia daryti? Tada tavęs klausti. Taip, klausk. Ką daryti? Taip, ką daryti? Tavęs klausti. Aš apsiverkęs dabar atrodysiu. Tai visada raudonai žandais. Eik, tu šis dabar taip filmuosies, netrink tų akių. Lemba, tokį barsuks dabar išlindęs iš mišką. O, sveiki. Malonu šiaip jūs čia rasti, nes jau vaikščiau čia po parduotuvę, nemačiau nė žmogaus. Ieškau krosinio savo vaikui. Aha. Amžiaus nežinau, nes vaikas... Ne jūsų? Taip, tai jeigu norit, kad vaikas važinėtų saugiai ir kad su kaimynais turėtumėt gerus santykius, jums reikia rinktis elektrinį krosinį motociklą. Kodėl? Todėl, kad su juo galėsit pirmas dalykas susireguliuoti greitį, antras dalykas jis neskleis garso ir trečias dalykas, kai neskleis garso, O tokius krosinius visokius pas mumis ir benzininius ir elektrinius galite rasti mankius.lt arba Vilniuje Kaune Klaipėdoje. Manim tikrai galite pasitikėti. Dėl raudonų žandų? Taip, nes aš artimas jums. Smagu.